Sveiki visi atvykę į mano kanalą, kaip matot iš pavadinimo bandysiu pasigaminti maisto 5 dienom į priekį. Tai nieko panašaus nesu darius, net nesu tikra, ar tikrai man užteks tiek produktų, kiek aš turiu pasiruošus, jei ne, nežinau, kažkaip reikia suktis iš situacijos, arba nevalgyti, arba valgyti vaisius. 5 dienom į priekį tikrai nesu gaminus, bet man visai patinka ta idėja, kadangi labai sutaupytų daug laiko tiesiog darbo dienom, tau nereikėtų sukti galvos, ką valgyti, ką nupirkti pavalgyti, ką turi namie valgyti ir panašiai, tiesiog grįžti tavo maistas pagamintas šaldytuvę, tau jį reikia tiesiog pasišildyti. Tai šitą meal prepą, maisto gaminimą į priekį daryčiau ne dėl svorio metimo, kad kontroliuoti savo kalorijas, tiesiog dėl laiko taupymo sumetimo. Nors tai man pagelbės tikrai žymiai sveikiau maitintis, kadangi turi pasigaminę sveiko maisto, tu kažkaip neleistum savo kimš nesąmonių, nes tu žinai, kas to maisto šaldytuvę jį reikia valgyti ir tu jo tiesiog neišmeti. Tai kadangi nesu dar darius nieko panašaus, pasirinkau tokius paprastus receptus pirmam tokiam kartui, nes žinau, kad jeigu pasimsiu kažko labai sudėtingo, aš antrą kartą nenorėsiu meal prepint. Aš valgysiu pusryčiam nakinės avižas su čija sėklom, ant viršaus kokių tai uogyčių, pietum salotos, o vakarienei vištiena ir kuskusas su daržovėm. Kadangi mes penktadieniais pusryčius gauname darbą, kokių tai bandelių, tai vienas jau pusrytis man atkrenta, plus ne visais rytais aš noriu pusryčių, tai 2 dienos atkrenta. Nusprendžiau, kad pusryčius darysiu tik 3 dienoms. Vakarienė bus visoms 5 dienoms, tai gaminsiu savo ir vyrui, tai bus 10 vakarienių, o pietus, čia jau mano klaida, apsiskaičiavau, man neužteks indelių, tai man atrodo, pietus valgysiu 3 kartus, bet aš irgi pietus ne visada noriu valgyti, tai dažnai valgau kokių vaisių ar kažką, tai vaisių aš turiu pasiruošus, tai tiesiog į darbą įsidėsiu ir vaisių, jeigu kažko norėčiau. Tai labai tikiuosi, kad man visas šitas dalykas pavyks ir bus taip gerai, kaip aš įsivaizduoju. Aš jau turiu šiek tiek savo nuostatų dėl šviežumo, dėl šildymo mikrobanginiai, bet aš esu ganėtinai toks didelis rutinos žmogus ir man kartais net neįdomu, aš galiu valgyti tikrai tą patį maistą kelis kartus iš eilės, tai aš žinau, kad man tai gali nebūti didelė problema, bet vis tiek nesu tikra, kaip mano organizmas reaguos ir kaip viskas bus, ar man patiks apskritai šitas dalykas. Tai aš pavloginsiu visas 5 dienas, kaip man sekasi viską valgyti, ar man skanu, ar patinka, ar patogu. Ir mano galutinės išvadas pamatysit video gale. O dabar parodysiu visus produktus, kuriuos panaudosiu savo maisto gaminimui. Tai yra visas maistas, kurį panaudosiu šitai ateinančiai savaitį. Tai kaip minėjau, bus avižos su čija sėklom, čia bus salotom avinžirniai, kukurūzai, svogūnas, pomidorai, čia mano užkandukas vaisiai, avokadas, taip pat kaip geras labai užkandis grūdėta varškė. Tada prie vištienos brokoliai arba žirneliai, pupelės turbūt. Prie naktinio avižų galiu užsidėti topingus, tai vyšnes, mėlynes arba braškės, salotom, icebergas, cinamonas naktiniam avižom, medus, avižų pienas bus irgi naktiniam avižom. Tai iš tikrųjų, sakau, labai super paprasti patiekalai. Aš žinau, kad man dabar vištieną užtruks gaminti labai ilgai, kadangi tik 2 gabaliukai man telpa į airfryerį. Vištieną kepsiu airfryerį, tai man kol jinai iškeps praeis gal 2,5 valandos. Jaučiu, nieko nebelaukiu, eisiu kepti vištieną, o kol vištieną keps, susiplausiu salotą, susipjaustysiu viską ir pradėsiu viską ruošti. Dabar dėdama prieskonius į vištieną supratau, kad aš įpratus tai gaminti iš karto tam vakarui ir aš maždaug tada žinau, kad prieskonių reikia. O kai gaminu dabar 10 šitų vištienos krūtinėlių, aš jau nebežinau, kiek reikia prieskonių. Tai aš tikiuosi, kad nebūsiu per sūdžius. Tai įdėjau tiesiog druską, pipirą, saldžiąją papriką, aitriąją papriką, medaus ir sriračos padažo. Tai vištienos kepimas tikrai bus tas ilgiausias procesas. Vištiena sumarinuota, dabar tiesiog dėsiu ant 200 laipsnių ir po kokios 13-15 minučių ant vienos pusės kepsiu. Čia labai išmotiniai gabalai. Mano planas dabar toks, kad tiesiog pirmiausias pasidarau sunkiausią darbą, tai išsikepu vištieną. Kai vištiena baiginėsis kepti, tada susiplaunu visas daržoves ir tada mes realiai tiesiog galėsim pradėti daryti jau tikrąjį meal prepą, nes liks tiesiog viskas susidėlioti indelius. Vištienos paskutinę partiją kepa, čia jau turime iškeptą vištieną, tai jinai išdraskyta, nes man tikrai reikia patikrinti, ar jinai iškepta. Aš kitaip negaliu ramiai valgyti. Tuomet kaičiu orkaitę, kepsim daržoves ir dabar, kol mano šitie visi dalykai vyksta, einu susiplausiu šitas daržoves ir pradėsim po truputį pagaliau judėti priekį, nes vištiena kepa, o dieve, kiek ilgai. Be nelaimė neapsieita, tai norėjau užkaitinti orkaitę, kad galėčiau įdėti
kepti brokolį su žirneliais, pupelėm, nesvarbu jau. Ir aš pamiršau iš jos ištraukti keptuvę ir aš nežinau, kas man liepė, bet aš įkaitintą orkaitę palikau keptuvę ir galvojau ištraukti, nepagalvojau, kažkodėl neištraukti su pirštinę ir vėliau kaip nusideginau delną, nes aš paėmiau keptuvę iš rankenos ir ją paėmus supratau, kad jinai yra įkaitus ir aš jos nežinau kaip ištraukti ir oh my god, žinokit, kaip man skauda. Aš galvojau, apsivirksiu. Dabar vyras išėjo į vaistinę, nupirks gal kažkokį tepaliuką, mojas puslės, aš visą esu paprakaitu dabar. Vėliau tokiam šokė. Ir man dar reikia viską pabaigti daryti, aš negaliu dabar susisukti kamputį, eit paverkti, nes man belė kaip skauda. Aš turiu pabaigti viską. Oh my god. Kas mano galvoje dadas, kodėl aš taip padariau? Aš jau viską pasipjaušiau, tik nelabai galiu jums pasipjaušiau, sakau, pasirašiau avinžirnius, nusiploviau, nusisausinau, lygiai taip pat pupelės kukurūzai, pasipjaušiau pomidorų, pasirašiau avokadus. Ir turiu pasiplėšus icebergo ir dabar liko juos išdžiovinti. Pradedam nuo pusryčių, jie patys lengviausi, užtruks labai greitai ir viską aišku darysiu iš akės. Tai per daug nenoriu irgi didelės porcijas prisidaryti, nes tiesiog irgi be reikalo užsikimšti, išsivalgyti nesąmonę. Tai aš manau, aš darysiu tiek, kiek aš, pavyzdžiui, rytais ir noriu. Plius dar dėsiu uogas ant viršaus ar koks bananas. Gausis, manau, pakankamai gera porcija. Šiaip aš niekad nededu cinamono, bet šį kartą pamėginsiu, nes matau, kad dauguma žmonių mėgsta įdėti cinamoną. Aš nežinau, ar kažką jis pakeis ar ne, tai pabandykim. Ir viską realiai užpilti pienu. Šie sėklos jos išbrinksta, tai dėl jų reikėtų irgi daugiau įpilto pieno. Ir kad turėtų skonio, mes įpilsim dar ir medaus. Ne per daugiausiai, truputį. Jau grįžo iš krautuvės, tai paėmė man pantenolį. Einam biškį toliau. Vonioj labiau. Oh my god. Oh my god, koks geras jausmas. Nu jo, dabar taip ir gyvensiu. Judam prie pietų, tai kaip ir minėjau, valgysiu 3 dienas, tai turiu šitos indelius ir tikiuosi, kad viskas į juos tilps. Tai pirmiausia tiesiog sudėsiu icebergo salotas. Avokadą suvilgiau su citrinos sultim, kad jos mažiau paruduotų. Jeigu kyla klausimų dėl prieskonių, tai juos turime darbe. Visus šitus indelius susinešiu į darbą ir tiesiog ten druskos pipirų užsidėsiu ir man bus gerai. Šiandien vyras labai dar padėjo su indeliais, visus juos suplovė, tai žiauriai ačiū jam. Ir dabar dedam viską, ką turim vakarienį. Tai vištieną, kuskusą ir daržovę. Pritrūkau šiek tiek daržovių, tai dabar greitai išsikepu dar vieną partiją daržovių ir viskas. Po 3 valandų ir apdegusias rankas mes būsim baigę. Ačiū Dievui, mes pasibaigėm. Kuskusą šiaip iš tikrųjų galėjau daugiau pasidaryti, bet gavos, kiek galėjau, tiek pasidariau ir realiai sunaudoju visą pakelį. Pusryčius įsidėjau dar šaldytų mėlynių, galvoju, gal bus visai skaniau ir mano salotikės. Tai judam dabar į pirmadienį. Iki rytojus. Sąžiningai pradedu pirmadienio rytą nuo pusryčių ir apskritai visą šitą savaitę aš maitinausi tik tai, ką turėjau pasigaminus. Dažnai padėdavo suvalgyti mano porciją ir vyras, nes mano porcijų būdavo per daug. Prie dieną iš vis varšiau ar noriu. Aš tą dieną valgiau. Šiandien jaučiausi tokia pilna, nes man atėjo tos dienos, tai turbūt dėl to, tai pusę dėžutės salotų suvalgiau. Tai dabar užkandžiauju ananasų. Taip pat sąžiningai parodau, kad ne tik valgiau viską, ką pasigaminus, bet dar ir užkąsdavau kažkokį tai šokoladą arba pasipjaustydavau vaisių. Tai labą dieną, aš jau pabaigiau savo challenge, tai norėjau papasakoti, kaipgi viskas sekėsi detaliau. Kadangi sekmadienį užtrukau labai ilgai vien dėl to, kad aš vištieną dėjau į airfryerį po 2 vienetus ir man gavosi, kad aš kepiau labai ilgai, tai nusprendžiau, kad nėra labai protingas dalykas, reiktų tiesiog nusipirkti didelę plėką ir galėčiau užsikepti orkaitėj tiek daug vienetų, tai man sutaupytų nežmoniškai daug laiko. Ta vištiena netgi stovėdama 4-5 dienas šaldytuvėje, jinai man neišsausėjo, nebuvo taip sausa, kaip aš įsivaizdavau.
Tai iš tikrųjų buvau šiek tiek nustebusi, turbūt dėl to, kad jinai stovėjo visada konteineriuke ir buvo ganėtinai drėgna, tai turbūt ta drėgmė ir išliko toje vištienoje, tai mane tas visai nustebino gera prasme. Mano pusryčiai buvo gal ne patys skaniausi, kuriuos galėjau pasigaminti ir jų man buvo žymiai per daug. Iš tikrųjų tiek pusryčius, tiek salotas padauginau su porcijom, nes sakau, kadangi pirmą kartą gaminau tokiam dideliam kiekiui, tiek daug dienų, tai aš net kažkaip nebepamaščiau, kad man gali būti per daug tų pačių pusryčių ir salotų. Tai pusryčiai nebuvo patys skaniausi, bet čia jau mano recepto klaida. Galėčiau tikrai pasiskaninti ir pasistengti labiau, bet labai patogu, aišku, kad tu pasiemi ir pusryčiam turi kažką. Ir mano pietus buvo antiek per sotus, antiek buvo per daug tų salotų, kad aš galvojau, kad numirsiu ant kiek visko buvo per daug. Tai salotas mažinčiau irgi 2-3 kartais, aš nežinau, ką aš mačiau, kai aš dėjau viską savo, kaip aš nesupratau, kad man čia bus per daug. Ir realiai vieną tą indelį aš valgiau po 2 dienas, nes man buvo tiesiog per daug. Bet iš tikrųjų žiauriai patogu ryte atsikeli, tavo pusryčiai padaryti, pietus į darbą išsineši visom keliom dienom, kiek pasigaminai tų pietų ir turi, ir tau nereikia sukt galvos, realiai pavalgai, indelį išsiploji ir persineši namo su vakarienė, iš vis žiauriai super, kadangi šita savaitė tokia keistoka man, tai realiai vakarais labai tingėčiau šiaip net gaminti, o dabar grįžti namo ir tu žinai, kad tau nereiks gaminti, tu tiesiog suverti viską į lėkštutę, įdedi mikrobanginę, pasišildai ir viskas. Ta prasme, čia antiek man palengvino šitą savaitę, kad nusprendžiau, kad vakarienės tikrai gaminsiuosi 5 dienom į priekį toliau. Tik pakeisiu receptą, gal pasigaminsiu kokių makaronų su vištiena, gal dar kažką pusryčiam, dabar norėčiau kokių blynų išsikepti irgi 5 dienom, arba pasidaryti skanesnės naktinės avižas. Aš labai džiaugiuosi, kad pamėginau šitą dalyką. Iš karto supratau, kad labai pusryčiam pietum per didelės porcijas pasidariau, kad galėčiau kažką skaniau pasigaminti ir supratau, kad tai yra žiauriai patogu. Ir jeigu, kaip minėjau, aš vištieną būčiau kepusi tarp lėkos iš karto visus 10 vienetų, tai aš būčiau tą visą dalyką, visą meal prepą pasidarius turbūt per valandą pusantros, kas yra labai mažai laiko palyginus su tiek, kad tu valgysi visas 5 dienas. Skonio prasme, ar man neatsibodo valgyti tą patį, tai kadangi aš turėjau ir pusryčius, ir pietus, ir iki vakarienės, pavyzdžiui, tai jau būnu suvalgęs 2 patiekalus, tai man vakarienė visiškai neatsibodo. Pusryčiai, kadangi, sakau, nelabai skaniai pasigaminau, gal per daug visko pridėjau, susimakalavo, susimaišė skoniai ir gal cinamonas man nelabai patinka. Tai pusryčiai nebuvo patys skaniausi, bet žinau, kad jeigu pasidaryčiau skanius pusryčius, tai aš tikrai galėčiau valgyti juos ir 2 savaitės, man nėra skirtumo. Pavyzdžiui, man salotas, nežinau, turbūt aš jų pasidariau per tokį didelį kiekį ir visko per daug buvo, kad aš po salotų aš nebedanėdavau valgyti net vakarienės. Tai kelis vakarus mano vyras tiesiog padėjo man suvalgyti vakarienę, nes tiesiog aš nuo tų salotų antiek prisisotinu, kad man aš net nebenoriu pažiūrėti tą maistą. Ir pirmosiom dienom, kadangi aš valgiau tokiais dideliais kiekiais, aš tokia pilna buvau, aš nebenorėjau valgyti tokių saldumynų. Tai realiai tas Snickersą, kurį matė, tai jį valgiau, man atrodo, gal tik trečiadienį. Tai ta prasme, aš dažniausiai suvalgau kažkokį saldumyną per dieną, bet aš antiek buvau soti ir nebenorėjau absoliučiai jokio maisto, kad šokoladuką suvalgau tik tais trečiadienį. Tai va dėl to ir norėčiau šiek tiek pamažinti porcijas, nes aš tas žmogus, kuris mėgsta kažką pauškančiauti, kažkokį salduminiuką suvalgyti ar kažką tokio. Tai aišku, jeigu laikotės dietos ir jums svarbu tik sveika mityba ir panašiai, tai aišku, galit darytis taip, kaip jums patinka. Aš kartais geriau patupyčiau kažkokią porciją ir vietoj jo suvalgyčiau kažkokį sausainiuką ar saldainiuką ir panašiai, nu, žodžiu, tiesiog uždengčiau vienas kalorijas kitom. Man tas buvo tiesiog keista, kad aš tiek privalgius nebenorėjau nieko absoliučiai skanaus, kaip aš sakau, suvalgyti. Tai overall, aš tikrai džiaugiuosi, kad šitą dalyką pamėginau ir skatinčiau ir jūs pamėginti, tik išsirinkite tikrai tuos receptus, kurie jums patinka. Aišku, galite ir paeksperimentuoti kaip aš, bet gal neeksperimentuokit visom 5 dienom, nes tikrai atsibos ir norėsis tą maistą išmesti. Tai geriau pasigaminkit eksperimentui tą vieną patiekalą, pažiūrėkite, ar jums patiks ir tada gaminkit tom 5 dienom. Kalbant apie visas tekstūras, tai nieks man nepasikeitė. Man labai keista, kad net salotos išliko labai ilgai ir ta prasme vientas avokadas, kadangi jisai buvo suvilgintas su citrinu, jisai išsilaikė tik minimaliai parudavęs, minimaliai. Ir aš galvoju, kad icebergo salota kažkaip susivilgis ir bus tokia maši ir tokia nešviežia, bet jinai buvo traški ir šviežia.
ir viskas buvo labai gerai, tai aš dėl salotų esu nustebusi. Tai ar darysiu antrą kartą? Tikrai darysiu, aš tikrai galiu paaukoti sekmadienio porą valandų vien dėl to, kad visas ateinančias 5 dienas aš galėčiau ramiai gyventi, nes man sutaupė vakarais tiek laiko, realiai tu turi laiko ir pasportuoti, ir pasivaikščioti, pažiūrėti serialus, pafilmuoti, paredaguoti, nieko neveikti, ta prasme, ta papildoma valanda vakare labai daug ką atneša, tik juokiuosi, kad dabar nebereikia po 2 lėkštės išsiplauti, bet po 2 lėkštės ir po 2 indelius, bet čia žymiai greičiau negu gaminti visą vakarienę. Tai aš tikiuosi, kad jums patiko šitas video, kaip išbandžiau meal prepą visai savaitei. Aš šitą dalyką vertinu tikrai 10, labai patiko, labai džiaugiuosi, kad pamėginau. Jeigu jūs tai darote, parašykit man komentaruose, kokius jūs receptus naudojate, gal turit kažkokių pastebėjimų, patarimų. Aš pirmą kartą tai darau, tai dar nesu visai įsigilinus ir neturiu dar jokių hekų. Tai jeigu ką, lauksiu jūsų patarimo apačioj. Ir jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite laiką, paprenumeruokite mano kanalą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitame mano video. Iki.